Labą dieną, labas rytas, gerbiami jaunimas. Žinokit, tėvus labai reikia gerbti ir niekada, niekada nei už ką negalima tėvų kritikuoti. Tėvams turi būti nuolatos tik tai pagarba. Ir galima apie juos kaip apie lavonus ir numirėlius tik tai arba gerai, arba ne. Jeigu ten tėvai jum kažką blogai padarė, tai turite iškentėti, papotariauti už juos ir niekada, neduok Dieve, nenešti šiukšlių iš namų. Nes jeigu jūs nešite šiukšles iš namų, tai būsite prakeikti ir būsite dar blogesni vaikai, negu jūs jau dabar esate. Labai, labai blogi vaikai, nes anksčiau tai vaikai turėjo pagarbą tėvams ir seneliams, nes tėvai ir seneliai duodavo rykštukę. O jeigu tik ką nors biškį atsikalbėdavai prieš tėvą, motiną, tai tėvas šmaukšt iš kuloko į dantis ir tylavėse ir pagarba būdavo. O dabar tai netokie laikai. Dabar vaikam ir baisu, ką tais pasakyti. Vaikai tie visi tik tai kalba, kad čia reiškia yra toksiniai, šmoksiniai tie tėvai. Ir viską reiškia jie, ten visaip neteisingai galvoja. Ir juos visus, žinokit, priaukliojo tie psichologai. Pavaikšto vaikai pas psichologus ir tai išmoksta tėvų nemylėti ir negerbti. O mūsų laikais, kai dar rašytoja Žemaitė buvo aukštumoje ir pagarboje, tai tėvus labai gerbdavo. Oi, kaip gerbdavo, dabar jau nebegerbia, nes laikai nebe tie. Sveiki, gerbiami televizijos žiūrovai, radio klausytojai, čia jūsų geriausias draugas Andrius Užkalnis. Ir čia mano laida Užkalnio žmonės ir charakteriai. Po nedidelės pertraukėlės vėl grįžtanti į eterį. Buvo puikus metai ir buvo aplinkybės, dėl kurių mano laidos filmavimai buvo kiek pristoję, bet tai jūs žinot, kad kompensuoju per akis, per dantis ir per kitą su kaupu. Ir viskas bus gerai ir viskas bus labai, labai fainai. Taigi buvau mano Blevyzgos gyvenime ir literatūroje ir eteryje neliko visiškai nepastebėtos. Jos buvo pastebėtos ir dar kaip, ir buvau filmavime laidos, kurią gal jau matėte, gal dar matysite, jinai dar nepasirodė, bet aš nežinau, kada jūs žiūrėsit šitą laidą, kada jūs klausysit šito mano podcasto. LNK laida su Rūta ir su Paul Demiko už ir prieš, laida pokalbių, kur buvau suvestas
su kai kuriais žmonėmis, su kuriais, kaip televizijos kūrėjams, atrodė ir teisingai atrodė, bus gera televizija, todėl kad bus geras konfliktas ir geras priešpastatymas. Tai yra viena iš jų buvo daugeliui žinoma tokia agresyvi rašytoja, kuri parašė neseniai knygą apie tai, kaip psichologai sugadina vaikus suaugusius ir išmoko juos nemylėti tėvų ir kaip reikia visiems viską atleisti ir taip toliau. Ir dar ten tokia buvo mokytoja, kuri buvo natūrali, iš tikrųjų ta proverbinė, ta mano aprašyta pedagogė, kuri ne tik vaikams, bet ir suaugusiems žmonėms viską žino ir moka pasakyti, kaip reikia, kaip gyventi ir apskritai ką galvoti ir ką šnekėti. Tai tokio, pasakykim, taip klinikinio briedo aš jau seniai nebuvau matęs, todėl kad man kažkaip tai visą laiką atrodė, kad mes Lietuvoje tam tikrą prasme gyvenam jau moderniam amžiui, kai žmonės šneka, ką nori, liečia temas, kokias nori, kad žmonės pirmiausiai žiūri savęs ir kad aiškintų kitiems, kaip jiems reikia galvoti, kaip jiems reikia šnekėti, kaip jiems reikia jausti. Tai reikia būti iš tikrųjų pakankamai jau tokiu atsilupus. Kad čia tiesiog ankstesni laikai buvo tokie, o dabar jau praėjo, dabar jau nėra jau tos, pavyzdžiui, ten kažkokios tai pensininkų sąjūdžio aktyvistkos, kuri vaikščiojo po laidas ir šnekėjo, kokie nedėkingi užaugo, mes viską šitom rankom pastatėm, aerodromus, kelius, tarybų Lietuvoje kolūkius, hidroelektrostancijas ir viską, o dabar jaunimas ant visko gatavo atėjo ir nieko jie negerbė, ir nieko jie nemyli, ir jie tokie yra neteisingi ir baisūs tie jauni varijotai, uraganai, tie jauni žmonės, o Jėzau, kaip blogai yra. Aš maniau, kad viskas praeityje. Ne, tie iškasenos gyvi ir minėta rašytoja, nepaisant to, kad ten pagyveno ir užsienį ir taip toliau, bet matyt, jau kai yra užcementuotos ir susicukravusios smegenys nuo sovietinių laikų ir kai yra vertybės tos, tai niekas nieko neišgydo. Ne veltui yra sakoma, kad kelionės po pasaulį, kelionės į užsienį protingus žmonės padaro protingesniais, o durnus žmonės padaro durnesniais. Ir žinokit, už ją geresnio pavyzdžio nėra. Aš nesiimsiu perpasakoti tos laidos turinio. Ten buvo visko ir be to aš nežinau, kaip atrodys montaže, todėl kad prifilmavom žymiai daugiau, negu įmanoma bus sudėti į vieną laidą. Laida yra ta televizinė valanda. Televizinė valanda yra 42 arba 43 minutės priklausomai nuo to, koks kanalas gryno eterio laiko. Ir tiesiog, buvo tenai kalbama apie tai, kaip tėvai yra, seni tėvai yra dabar užgaidinami visų tų vaikų suaugusių ir užgaidinti psichologų, psichoterapeutų, kurie vaikus visai blogo išmoko ir svarbiausia, ten primoko visokių negražių žodžių. Žodžių, kurie tipo sako pasidarė madingi. O madingi žodžiai, žinokit, yra toksinis, madingi žodžiai yra
abuzas arba emocinis smurtavimas. Tarp kitko, tie žmonės tenai toje kitoj barikadų pusėje, tėvų mafijos gynėjai, jie iš viso net nepripažįsta tokio dalyko kaip emocinis smurtas, jiems tai yra nesąmonė. Man labai priminė tą dalyką, kaip prieš kokią 10 metų, daugiau, gal 15, kažkokiam tai straipsnyje paminėjau žodžius, savoką emocinis intelektas. Ir mane labai žiauriai tada kritikavo skaitytojai, kurie, kas čia toks per dalykas, koks čia vapšė emocinis intelektas, kur jūs tokį radot? Kas čia per nesusipratimas toks, koks čia dar emocinis intelektas? Pirmą kartą tokį girdžiu. Tos senės, kurios ten buvo toj laidoj, tai irgi, koks čia dabar abuzas, kas čia per abuzeriai ar buzeriai, čia kažkokie tai supranti, čianai, nauji čia dalykai, čia prisigalvojo, čia madinga dabar, madinga. Ir tas dalykas man tai irgi priminė dar vieną dalyką, kai prieš kokią 30 metų, daugiau, gal prieš 40 metų, kai dar Lietuva nebuvo laisva, bet jau prasidėjo Gorbačiovo perestroika ir paskui prasidėjo Lietuvos persitvarkymo sąjūdis. Ir vienas iš dalykų, apie kuriuos pradėjo šnekėti, tai šnekėjo ne tik apie šiaip kažkokias tai stalininės represijas ten prieš intelektualus ar disidentus ar kažką tai, bet Lietuvoje pirmą kartą pradėjo atvirai šnekėti apie tremties fenomeną, apie žmonės, kurie buvo išvežti į Sibirą. Ir kai buvo pradėta apie juos šnekėti, tai pasirodė toks dalykas, kad pasirodo jų yra, tų, kurie buvo ištremti, išvežti, yra daug. Ir pradėjo pasakoti jų istorijas, pradėjo vardinti visokias vietas, ten prie Garkos upės, prie Angaros, Magadanas, Kolymos kraštas ir taip toliau, apie visas tas vietas, kur lietuviai buvo vežami ir jų istorijas, ir apie gyvulinius vagonus, ir apie tai, kaip jie iš tremties grįžo ir kokią Lietuvą rado po Stalino mirties ir po reabilitacijos, kuri niekada pilna reabilitacija nebuvo. Buvo labai daug apie tai šnekama ir įvairiai. Ir tada buvo visiems įdomu, todėl kad tai buvo tema, apie kurią daugelį dešimtmečių nebuvo šnekama. Ir tada buvo tokia iš daugelio reakcija. Kiek čia apie tos tremtinius čia gali šnekėti? Ta tremtis ir tremtis, represijos ir represijos. Kiek čia jau buvo, kada jau apsiraminkit dabar, tai kiek dabargi reikia gyventi šią dieną, o ne čia kažką tai šneka apie tas represijos ir represijos, tremtiniai ir tremtiniai, Sibiras ir Sibiras. Kiek čia galima apie tai šnekėti? Iš tikrųjų, tokių buvo labai nemažai žmonių, mes juos daugiau pamiršom, todėl kad mūsų psichika yra tokia, kad ištrina nepatinkančius dalykus. Ir dabar šitas atgimė su dalykais, kurie yra susiję su tėvų ir vaikų santykiais, su generacinė trauma, su kažkokiais tai dalykais, kurie pasireiškia per žymiai ilgesnį laiką. Kodėl, pavyzdžiui, apie tuos tremtinius iš karto pradėjo šnekėti po to, kai pasidarė galima, o nepradėjo niekas šnekėti apie tėvų ir vaikų santykius. Todėl, kad šeimyniniai dalykai, papročiai, šeimyniniai prietarai, šeimyninė emocinė prievarta, šeimyniniai visokie piktnaudžiavimai ir atsilikę papročiai, jie lieka žymiai ilgesniam laikui negu, sakykime taip, dalykai, kurie yra
kurie yra susiję su profesiniais arba politiniais pasikeitimais. Kitaip tariant, mes prie visokių šeimininių siaubų ir šeimininės betvarkės priprantam tvirčiau ir ilgesniam laikui. Ir tam yra priežasčių, būtent todėl, kad maži vaikai, kurie yra iki 4 metų amžiaus, kurie yra visiškai priklausomi nuo tėvų, tiesiog fiziškai priklausomi savo išgyvenimui, be tėvų, be globėjų, be išorės pagalbos jie neišgyventų ir todėl jie nuo jų yra priklausomi ir į juos priversti kreipti dėmesį ir matyti juos kaip visiškai neklystančius ir teisingus. Ir kai yra toksai dalykas, tai tie žmonės žymiai ilgesniam laikui pasilieka su prietarais, pasilieka su nesusipratimais ir pasilieka su idiotizmas. Ir vieną iš tų idiotizmų aš būtent ir norėjau atkreipti dėmesį šiandien. Tai tos reiškia ten bobos, viena mokytoja, kita retrogradinė rašytoja, reiškia, man pamokslavo atsistojusios televizijos studijoje, man žmogui, kuriam jau 55 metai, kurio paties vaikai užaugę, kuris, ta prasme, rašo, kalba, daro televizijos, radio laidas, man pamokslavo, suprantate, atsistojusios, kad galima turėti visokių traumų, gali ten būti visokių dalykų, bet negalima apie tai kalbėti viešai. Jūs kalbėkite uždarai, jūs kalbėkit kažkur tai pasislėpę, todėl kad prieš tėvus burnoti tenai. Tu pagalvok tik tai, kokį žodį žino. Dar lietuviškai nelabai šneka gerai, bet jau žodį burnoti tai jau žino. Maždaug prieš tėvus čia piktžodžiauti. Kaip tu drįsai, tu padūkėli, maždaug tas jau užkalnis rupūžė. Reiškia, kaip jisai gali čia taip šnekėti ir taip reikštis visaip. Negalima viešai šnekėti. Man tiesiog reiškia akis. Negalima taip šnekėti. Aš sakau, jūs savo šeimos žiūrėkit, savo ten apie savo mamos žiūrėkit, man neaiškit apie mano mamą. Nes tipo, o kaip jūsų mama, kai pažiūrės šitą laidą, kaip jinai jausis? Mano mama, kaip jinai jausis, taip ir jausis. Mano mama jausis taip, kaip jinai elgėsi mano vaikystėje, kaip jinai elgėsi paskui. Mano mama taip ir pasijus. Jinai nėra neįgali, jinai yra žmogus, kuris, kaip ir mes visi, atsako už savo veiksmus, kaip ir mes visi atsako už tai, kas pasakyta, padaryta, pagalvota, tai viskas yra mūsų elgesiai, mes už juos esame atsakingi. Ir ten, suprantat, dreba kitos studijos pusės. Mama, tai šventa. Tai palaukit, jeigu jums šventa, tai jūs savo šventumais ir užsiiminėkit. Ir čia yra būtent tas terorizavimo būdas, kad reikia šnekėti, reikia kitiems aiškinti, kas jiems turi būti šventa. Dar ten, reiškia, man sugebėjo paaiškinti, kad aš dar nesu išsigydęs, todėl, kad man dar vis tai skauda. Ir reiškia, aš dar nesu išsigydęs. Man dar vis dar blogai. Tai suprantat, dar kitas dalykas, aišku, yra gerai, kai žmonės, kurie neturi medicininio išsilavinimo ir maža to, jie tik tokie ir sugeba, kurie neturi medicininio išsilavinimo, jie tik tokie ir sugeba diagnozuoti per televizorių. Jiems labai gerai sekasi diagnozuoti per televizoriaus ekraną, jiems labai gerai sekasi
per atstumą sakyti, kas kaltas, kas nekaltas, per atstumą matyti, kas kokių turi problemų ir aišku pasakyti, kaip kas turi elgtis. Bet labiausiai, kas tame dalyke buvo, tai kad žmonės, kurie yra su manim nesusiję, jie man aiškina, kaip aš turiu jaustis. Ir ten yra toks fenomenas, tai yra būtent privalomas atleidimas. Tu turi atleisti ir paleisti. Kodėl? Todėl, kad kažkas tai pasakė, turi atleisti ir paleisti. Ne, atleidimas yra grinai asmeniškas. 100% gaus pasirinkimus. Kaip ir viskas, ką mes darom, kai esame suaugę, tai yra mūsų asmeniški pasirinkimai. Tai yra tai, ką mes pasirenkam daryti. Ne kažkas tai mums liepia. Tu negali atleisti, nes tau kažkas tai liepė atleisti, nes tau kažkas tai pasakė, kad tu turi atleisti. Ne. Atleidimas ne iš ten ateina. Atleidimas visiškai ne iš ten ateina ir netaip veikia atleidimas. Žmonėms galbūt sunkiai tokie dalykai daeina, kad atleidimas yra ne pareiga ir jeigu jums kažkas tai aiškina, kad atleidimas yra pareiga, kad tu privalai atleisti, kad tu privalai pamiršti, ne, nei užmiršimas, nei atsiminimas, nei atleidimas, nei keršijimas. Niekas tai nėra eksternaliai, tai yra iš šono primesta jums pareiga. Tai yra asmeninis sprendimas. Tai yra, dar kartą pasikartosime dabar. Jūs atleidžiate tada, kai jūs esate pasiruošęs atleisti ir kai norite atleisti, kai pasijutote atleidęs. Jūs pamirštate tada, kai jūs pats pamirštate. Ne tada, kai jums kažkas tai liepia pamiršti, ne tada, kai kažkas tai pasakė, kad turite pamiršti. Ne. Jūs atleidžiate ir pamirštate, kai jums prieina toks laikas ir kitaip nebūna. Bet žmonės, vienas iš dalykų iš ateitos priespaudos, opresyvios ir žmogų ir asmeninius pasirinkimus niekinančios visuomenės yra, kad jums kiti gali pasakyti, kaip jums reikia jaustis. Ir vienas iš dalykų, kurio žmonės išmoksta, bet kurioje terapijoje, aš pabrėšiu, bet kurioje, čia ne šiandien, ne madingoje, ne kažkokio tai trendy ir buzzwordų arba dar kažko, bet žmonės išmoksta ir sužino, kad nėra neteisingų emocijų. Mūsų emocijos yra visos teisingos, jos yra autentiškos, jos yra mūsų reakcija. Aš čia tokio dalyko dar nemačiau. Čia žmogus išsuko į priešpriešinę eismo juostą ir priešpriešinę eismo juostą nuvažiavo. Jisai yra visiškai nesveikas. Sunkus atvejis. Gerai. Aš rimtai dar tokio nebuvau matęs. Čia yra psichinė liga. Čia kažkoks tai kaimietis išlindo. Na, aišku, su šaranu, ta prasme, tai tikriausiai nuvažiavo į kokį violetinį maršą. Aš nežinau, koks gali būti violetinis maršas. Arba tikriausiai gal kokių stintų žalių valgyti. Priturkas. Grįžtant prie mūsų jau narplėtos ir narplinėtos, rakinėtos temos.
Tie žmonės yra įsitikinę, kad gali kitiems sakyti, kaip jiems jaustis, kaip nurodinėja jiems, kokios turi būti emocijos. Ir taip, dar vienas dalykas yra taip, mes tave išmokysim mylėti, mes tave išmokysim, kad tu turi mylėti tėvynę ir mes tave išmokysim mylėti tėvus. Ir tas dalykas yra, turi gerbti. Ne, pagarbą turi užsitarnauti, gerbiama yra už kažką. Pagarba tai yra tavo net ne socialinio, bet dvasinio ir vertybinio statuso pripažinimas. Aišku, kad tu, ir čia nekalba apie tai, kad negalima kažko tai a priori ten žeminti arba žmogaus su žmogumi paniekinamai elgtis vien dėl to, kad jis yra bomžas arba ten elgeta arba prisimyžęs bijokas kažkoks tai einantis. Vis tiek į jį yra kreipiamasi jūs ir jam yra skiriamas tas dalykas, kuris yra net ne pagarba, o tas dalykas, kuris angliškai vadinasi dignity. Tai čia šneka ne apie tai, bet žmonės reikalauja pagarbos ir įsivaizduoja kaip pagarbą visiškai kitokius dalykus. Tai yra, žmonės sako, kad jis turi gerbti ir pagarba turi pasireikšti tuo, kad tu nekalbi viešai apie jų blogus darbus. Nekalbi apie tai, ką jie tau blogo padarė, nekalbi apie tai, neneši šiukšlių iš namų, reiškia, negali šnekėti apie dalykus, kurie tau buvo blogi, nemalonus, neteisingi, tave pažeidę, prieš tave smurtavę. Šito negalima sakyti, todėl kad čia liudija nepagarbą kažkokią. O pagarba yra nutylėti ir panašiai. Tai palyginkim su tokiais dalykais, kaip su Jeffrey Epsteinu ir pasižiūrėkim. Tai jūs įsivaizduojat, kokią nepagarbą rodė tos nepilnametės merginos, kai jos reiškia prieš suaugusius, prieš vyresnius, o tas diedas tenai ir kiti reiškia, tie iškrypėliai buvo vyresni, juk kartais smarkiai vyresni, tai jiegi turėjo gerbti vyresnius, tos mergaitės ten ir berniukai turėjo gerbti vyresnius ir neturėjo burnoti. Jie burnojo visaip ir apšnekinėjo. Įsivaizduojat, kaip negražu. Ir kokia nepagarba kokią nepagarbą parodė vyresniesiems. Ir lygiai taip pat, kaip kokiai nors Airijoje arba Jungtinėse Amerikos valstijose, kai demaskavo sisteminius piknaudžiavimus ir abjuzą katalikų bažnyčiai, tai irgi, ką kalbėdavo tada tėvai, kai vaikai jiems pasitoks ar toks kunigas mane ten lietė ir kuteno nepadariose vietose. Vaikeli, kaip tu taip gali šnekėti? Taip šnekėti negalima, čiagi kunigėlis. Tai reikia gerbti. Kunigas yra šventai, lygiai taip pat šneka. Taigi tėvai šventa yra. Nesvarbu, ar ten muši, ar ten rėki, ar ten abjuzino taip, ar ten grasino, ar daužė. Tėvai yra šventa ir vaiko gerumas yra pagal tai, kaip jisai klusniai ir nuolankiai viską išlaiko ir tyli ir visaip reiškia, niekam apie tai nesako.
Čia yra gerumas. Gerumas yra niekam apie tai nesakyti. O eiti į žiniasklaidą, Jėzau, kaip negražu. Kokia tau gėda. Tai visą laiką čia yra dar tas dalykas, vadinasi, jisai turi apibrėžtą pavadinimą, tai jisai turi victim blamingo ir labiausiai jisai pasireiškia atsilikusiose visuomenėse. Pavyzdžiui, ten kai kuriuose musulmoniškose kraštuose, tai yra, jeigu, pavyzdžiui, moterį išprievartauja, tai teismai baudžia kažkiek tai ir išprievartavusi vyrą, bet baudžia ir moterį, todėl kad to, kaip jinai elgėsi, reiškia, jinai pati prisišaukė to išprievartavimo, reiškia, jinai pati, kažkaip tai siekia, kad ten su jie būtų blogai elgdamas. Ir lygiai tas pats naratyvas yra taikomas, kalbant apie abuzyvius tėvų ir vaikų santykius. Reiškia, tai jeigu tie tėvai jau ten kėlė balsą, ar ten daužė, ar ten kažkaip tai sakė, reikia žiūrėti, kaip tie vaikai privedė. Čiagi vaikai davedė. Čia ne tėvai patys. Jeigu tie vaikai būtų normalūs, tai nieko tėvam nereikėtų šito daryti. Tu mane pats davedai. Čia taip pat yra teisinami ir abuzyvūs vyrai. Reiškia, jisai, ne šiaip jisai ten mušė tą bovelę, bet jį davedė tiesiog. Jinai tiesiog tiek elgėsi su juo, kad jisai davestas buvo, jau neturėjo supras kito pasirinkimo. Šito labai labai daug esama ir taip yra dažnai vertinami dalykai, ir tas pats su tėvais ir vaikais. Ir reiškia, vėl prasideda iš karto, kai kalbam apie tėvų pareigas, pašnekėkim apie vaikų pareigas. Ne, nešnekėkim. Čia yra tas dalykas, mes dabar šnekam apie tėvų abuzą ir mes šnekam apie tai, kaip tėvai blogai elgiasi su vaikais. Aš galiu šnekėti apie vienos pusės nusikaltimus ir prasižengimus, visiškai neprivalomai ir visiškai neprivalau šnekėti apie tai, atsiprašau, kas yra su kita puse ir kaip čia kita pusė atitinkamai irgi dabar panagrinėjam, pasirakinėjam tos dalykus. Ne. Čia nėra privalomo abipusiškumo. Jeigu yra teismas, tai yra kalbama apie tą pusę, kuri yra kaltinamoji. Ir čia yra šneka apie kaltinamus tėvus abuzų. Ir dar vienas klausimas pagaliau tenai buvo, kaip reiškia, ar vaikai atsiriboti nuo tėvų, kurie buvo jiems abuzyvūs, kuriais neina susitarti, su kuriais neina susišnekėti, su kuriais, kurie neigia, kad tokie dalykai buvo, kurie sako, kad čia nesąmonė ir nieko panašaus nėra buvę, tai pasirodo, kad čia maždaug kiti žmonės dabar aptars, kaip man galima, o kaip negalima bendrauti ar nebendrauti su tėvais. Kada maždaug kiek aš turiu, kiek neturiu bendrauti su tėvais, kada aš turiu, po kiek kartų aš turiu skambinti mamai, kada aš kiek turiu su ją bendrauti, ar aš galiu pasirinkti nebendrauti, ar negaliu pasirinkti nebendrauti. Net nuo kada čia yra reikalas kažkokio tai kitų žmonių? Nuo kada čia yra jų pasirinkimas? What the fuck? Nuo kada čia yra jų pasirinkimas? Kada man čia kiti parodys, kaip man yra teisinga, ar man yra neteisinga elgtis? Tik tai atsipiskit, ta prasme, aš pats žinau, kaip man yra teisinga ir kaip man yra neteisinga. Todėl būtent manau, kad mano nuėjimas į tokią laidą buvo labai naudingas. Aš nežinau, kiek pasiliks montaže, bet paprastai nebūnu labai nuskriaustas montažo, todėl kad galbūt
turi garsų balsą ir visai neblogą iškalbą. Tai televizininkai palieka mano citačikės dosniai. Va. Gerai, ačiū labai, kad žiūrėjot šitą laidą. Ačiū, kad domitės psichologija. Žinau, kad metai, nes prasidėjo labai gerai ir yra fantastiška žiema ir žiema nesitraukia. Apie klimato atšilimą niekas nebešneka. Jeigu norit papizdavot mane dėl šito, tai prašom galim dar toliau pratęsti tuos dalykus. O šiaip labai džiaugiuosi, kad žiūrite, džiaugiuosi, kad remiate. Ačiū ir iki kitų kartų.